Šiandien mes susirinkome, oficialiai atidaryti ir pasidžiaugti dar kartą naujų gražių pastatų mūsų mieste. Ir prie mikrofono aš kviečiu Jurbarko rajono savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių. Labadiena, mėly jurbarkiečiai. Atidarome ypatingai svarbų statinį, svarbu tiek jums, tiek svečiams, kurie čia pravažiuoja. Čia viskas sukurta naudojantis naujausiamis technologijomis, naudojant žalią, švarią energiją. Ir trečiasis kodas tai yra meilė savo kraštui, meilė Jurbarko kraštui, nes čia šitose sienose amžiams surašyta visi mūsų rajono visos gyvenamosios vietovės. 2 miestai, 7 miesteliai ir 355 kaimai. Todėl didžiulė padėka, didžiulis džiaugsmas ir sveikinimasis. Mikrofono kviečiu garbius svečius, pirmąjį Lietuvos Respublikos Seimo narį Ričardą Jušką. Labadiena, brangūs jurbarkiečiai, labadiena, gerbiamas merės, svečiai. Mes visi kartu galime pasidžiaugti kiekvienu atidaromu infrastruktūriniu objektu Jurbarke arba Jurbarko rajone, todėl kad gerinama viešoji paslauga. Ir kiek pesimistų bebūtų ir ką bekalbėtų, viešasis transportas visose šalyse yra ir bus. Mes didžiuojamės turėdami tokią stotį. Linkiu visiems, kad mes ir toliau puoselėtumėm visi pagal savo išgales savo kraštą, Jurbarkę ir kartu galėtumėm džiaugtis visais tais nuostabiais rezultatais. Ačiū už stotį. Dabar prie mikrofonų noriu pakviesti Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministrą Mindaugą Tarnauską. Kaip jums mūsų stotis? Labadiena, gerbiamas merė, gerbiamas Seimo nariai, gerbiami svečiai ir svarbiausi gyventojai. Iš tikrųjų, dvigubas malonumas šiandieną čia pas jūs būti ir džiaugiuosi ne tik tai kaip susisiekimo ministerijos atstovas, bet ir kaip kaimynas, kuris kilęs iš akių. Svarbiausia, kad keleiviai ir kurie naudosis šią visą infrastruktūrą gautų pačią geriausią paslaugą. Dabar tikiu, kad tokią ir gaus. Ačiū Jums ir linkiu gražios šventės. Keli žodžius kviečiu tarti jau paminėtą, gerai žodžiais apibūdintą architektą, šio projekto vadovą Eriką Klimavičių. Paplokime jiems! Tai va, ačiū visiems, kurie prisidėjo prie šio kūrinio ir mėgaukitės. Ačiū. Ačiū Jums. Kalbės Jurbarko autobusų parko direktorius Arvydas Štulas. Man teko matyti visoje Lietuvoje, kokios yra autobusų stotis. Tai patikėkit, mūsų stotis buvo viena iš pačių prasčiausių. Ne veltui pavadinta kioskeliu. Tikrai labai smagu, kai mes jau turime kuo pasididžiuoti ir ačiū visiems. Dabar žodis statybininkams, rangovams. Matau, dar nebaigtų darbų turit. Taigi, uždarosios akcinės bendrovės Rolginta direktorius Rolandas Treinavičius. Labadiena. Trumpai pasakysiu ačiū visiems. Mums pavyko, pastatėm, visų lūkesčius įvykdėm, tikiuosi. Ilgai ir gerai stovės jūsų stotis. Po vieną, nežinau kaip dabar čia darysit, bet mes esam liudininkai, kad stotis tikrai jau štai. Taigi paplokime! Jurbarkas turi oficialiai atidarytą autobusų puikią stotį. Dabar jau taip, prie mikrofono prašau. Abu. Štai. Kaip statybininkai perduodame raktą Jurbarko autobusų stoties direktoriui.
Štai raktas jau direktoriaus rankose.